Sveiki. Pakalbėkime šiandien apie grįžtamąjį ryšį, kuris nėra malonus. Gerai vadovui teikti grįžtamąjį ryšį, kai jisai gali pasakyti darbuotojui, kad tu šauniai dirbai ir atlikai visas užduotis gerai. Labai smagu darbuotojui teikti grįžtamąjį ryšį, kai turime tikslą jį ugdyti toliau ir pasižiūrėti, kaip jisai pats vertina savo atliktą darbą, iš anksto žinant, kad tas darbas buvo atliktas gerai. Bet kaip teikti grįžtamąjį ryšį, kada jisai nėra atliktas gerai, kada galbūt darbuotojas jau kelintą kartą kartoja tas pačias klaidas. Labai trumpai noriu atkreipti dėmesį į keletą tokių svarbių dalykų. Tai būtų 3 didelės stambios sritys. Viena iš jų tai yra darbuotojas. Kokiam darbuotojui aš teikiu grįžtamąjį ryšį? Ar tas darbuotojas yra pasiruošęs jį priimti šiandien, ar reikėtų jį paruošti iš anksto? Koks to darbuotojo yra amžius? Turbūt sutiksite, kad mes jaunesniam žmogui, kuris turi kitokią patirtį, kitokią motyvaciją galbūt, arba augęs yra kitam laikmetyje negu tas vyresnis žmogus, šiek tiek kitaip turėtumėm teikti grįžtamąjį ryšį ir atsižvelgti į to žmogaus ypatumus. Svarbus dalykas dar yra tas, kad darbuotojas yra motyvuotas priimti grįžtamąjį ryšį, ar jisai nesipriešins nuo pirmųjų sakinių. Antra svarbi labai sritis, tai yra tikslas, tai yra užduotis, kurią formulavome iki grįžtamojo ryšio. Ar jinai buvo teisingai suformuluota? Ar mes naudojomės tikslo ir užduoties formulavimo kriterijais, tokiais pavyzdžiui kaip SMART kriterijai, arba kitais kriterijais, kuriuos žinome ir kurie yra tinkami suformuluoti užduotim? Ar darbuotojas juos suprato, ar mes aptarėm, ar darbuotojas turėjo resursų pakankamai atlikti šitą užduotį, apie kurią mes su juo kalbėsim? Dar vienas labai svarbus, trečia svarbi labai dalis, aš pats kaip vadovas. Ar aš kaip vadovas esu pasiruošęs ugdyti savo darbuotoją, ar man norisi jį tiesiog apibarti, arba kaip kartais aš mokymuose sakau, nudrožti, netinkamų būdų pakeisti. Ar aš nebijau teikti grįžtamojo ryšio, ar manyje nėra kažkokių įtampų ar nesusipratimo, gal aš to darbuotojo nelabai mėgstu, nes jis jau kelintą kartą daro tą patį ir lyg tai mane kankina. Apie visą tai mes turime mokytis, nes nei vienas iš mūsų negimėme žinodami teisingą elgesį, tą elgesį, kuris mums padeda kitus motyvuoti, auginti net ir tada, kai mums reikia teikti nelabai malonų grįžtamąjį ryšį. Teikiant grįžtamąjį ryšį labai svarbu, kad žmogus tai įvertintų kaip ugdymą, o ne kaip kritiką, nes bet kokią kritiką, net jeigu yra neteisinga, didžioji dalis žmonių priima gynybiškai ir tai jiems yra nemalonu. Taigi, susitikime mokymuose. Iki susitikimų.